Tu visą laiką kalbėjai apie istoriją arba likimą. Nu, taip, nes likimas ir yra istorija. Taip. Bet ir lyg tai gaunasi, kad nuo likimo ir istorijos mes priklausome, bet juos kraipo žmonės. Ne, nieks nekraipo, pakraiptis yra šiokia tokia gyvenime. Pakraiptis yra kaip ir kraipoma, Dievas kraipoma, juodasis tas, Taip. Tas velnias, kai tikim, Dievas ir velnias. Taip ir mes vaikščiojame, tai į Dievą atsisukę, tai atsisukam į velnę, tai į Dievą. Tai velnė. Tai jeigu po vieną, tai žiūrėk, bet jeigu po vieną žmogų, bet jeigu eina didelės grupės žmonių arba valstybės, arba tautos. Čia jau eina kita medalio pusė, žmonės eina, daug didelė, maža ten, tai jau eina pagal likimą, reiškia, jau eina likimas daugiau, kad žmonės kažkokie tai lyderiai suorganizuoja tos žmonės, lyderiai iššoka arba joduliai į žmogų, arba šviesuliai kažkas tai. Juk kodėl ir sakoma, iš juodulio eisim dabar į šviesulį. Juk yra toks sakymas. Nes jau juodulį pavargom ir panašiai ir taip toliau. Ir kažkas tai, kažkoks Dievas, gali pats Jėzus į daugą įlipti, į tą patį tave, ten, įlipti į kažką tai tą. Ir tie kažką tai jau matydami, pavyzdžiui, kaip mūsų, matydami žlugdomą žmogų, Lietuvą, ten šunauja vadinami mes, visokie, jau jam abidna, nes įėjo stiprų kažkas, tai jo protą širdį ir jis nori kovoti netgi. Jis turi biškį ir jėgą tokią kažkokią, žino, kad jis galėtų. Todėl Dievas į bet ką neįeis, dėl tokio, kad vestų kažką. Tai vis tiek jis tai įeis į kažkokį jau stipresnį tą žmogų. Gerai, bet tą pasaulio tvarką, kaip tu vadini, tai sako, jis, kai priklauso tamsiajam. Tamsiajam kol kas nuo 2600 kažkokių tai metų. Taip ištikę, nežinau dėl ko, tai kažkoks tai yra ištikimas ar išvalyti žmonės tikrus, kas su Dievu, kas su juoduliu, ar kaip, kad šioj žemėj iki 22 metų viešpatautų juodulys. Tai buvo taip toksai. Bet paskiau jau turi vėl įeiti vadovavimą vėl kosmoso Dievo. Tai juodulys privedė čia visko, turiu tokių baisių, tokių susnukiais, tais laikais suspėjo visokie iš mėnulio, jie išėjo tokie, kodėl mums labai šalta žiūrinti mėnulį. Iš dalies gražu, bet kažkaip ne taip kaip Saulė. Kažkoks yra, ten yra gyvastis. Juk žiūrėk, Gagarinas skrydo, jis turėjo žinojo tiesą kažkaip tai. Ir jį paskiau kažkur kažką pasakė, ar ką, ir reikėjo sunaikinti Gagariną. Nėra taip, kad Gagarinas ras ir žuvo, ne. Jis buvo nužudytas iš tikrųjų. Jis pamatė baisatį. Ir vienas dar gyvas yra kažkoks mokslininkas, kur irgi jį kažkaip vežė. Ten su to mėnuliu ir ką jis pamatė, po šiai dienai jam net baisu iš to mėnulio. Bet daug kas čia atsirado tie kažkokie. Bet yra vis tiek susimaišęs pasaulis nuo Egipto dar laikų, dar prieš Egipto tos laikus, kur yra irgi su šunsnukiais žmonės, irgi kažkas yra. Nes iš kažkokios planetos yra atsidarę netyčia kažkaip vartai ir suspėjo tą žemę subėgti. Labai senais laikais tokie. Bet jie susimaišė tie žmonės ir mes tik tai gali matyti tie, kas gali. Tokie žmonės matyti, tos žmonės. Tokius kitokius, su tais snukiais, šuns, ten snukiais, gyvatės snukiais ir panašiai. Tai ir ką tu klausi, neatsimenu. O aš klausiu tą, kad dar nebaigiau klaust. Bet jeigu tamsieji ten tą daro su polinkiu į šviesą, bet šitoj žemėj dabar, bent jau atrodo, kad valdo prezidentai.
Iš tikrųjų, ne prezidentai, tie seniai. Ne, seniai, globalistai, tokie seniai nuo senovinių, kur gyvena, nieks net nežino, kur jie gyvena, tie net Amerikoje nežino. O koks prezidentų vaidmuo tada? Prezidentų vaidmuo, anksčiau tai buvo jie kaip, kas jie buvo, karaliai, ten visokiausi, jie dar kažką turėjo tokį stipraus. O dabar prezidentas, jeigu pats iš savęs kažkoks stiprus, vat pavyzdžiui Trumpas, kodėl jį vis tiek jį nesunaikino, kažkas tai už jį vis tiek atstovėjo. Juk taip jisai, kiek į 14 kartų turėjo nudėti netgi dėl kažkokių paskaitų tą Trumpą, bet kažkaip tai neišėjo dėl kažko, tai matyti jį ar Dievas vis tik įsaugojo ir dar aplink žmonės labai stipriai kariaunos kažkokios ir vis tiek jį įsaugojo tą žmogų. Nes jisai kovoja, jisai nėra simpatiškas žmogus, man jis iš vidaus net nepatinka, atleisk man viešpatie ir tu. Bet jisai kažkokią turi tokią vis dėlto jėgą tiem žmonėms, tai dėl to kaip prezidentas stipresnis yra negu, pavyzdžiui, mūsų prezidentai. Paimkim Pribaltikos prezidentai. Nu, jie niekas, jie tik tai gali ten kažką, ką jiem liepia. Pastatyta, jeigu mes Pribaltiką, mes tik žodį sakom jeigu, nes to yra kaip yra. Bet jeigu mes būtumėm iš karto nesusidėję nors visiems atrodė, kad labai reikalinga ta Europa, jeigu jinai būtų ir neblogai, bet jeigu nebūtų įėjęs Sorošas tada su Adamku. Kada išėjo Sorošas, Adamko draugai ten ir prasidėjo tik naudų ieškojimas iš Lietuvos, bet nieko nebuvo tokio. Juk statė tik tais prekybos centrus, ar pastatė namų žmonėm, ar ką, nieko. Tai prekybos centrai, kur kad eitų pinigėlė, buvo taip daroma. O prezidentai visą laiką yra apstatyti, kažkokiom gyvatėm, jeigu biški toliau ir kirs. Dabar mes sakom, paimkim savąjį prezidentą Nausėdą. Jisai galėtų daug padaryti, stiprus žemaitis, kietas iš vidaus, vyriškis, tikrai labai kietas. Bet jeigu pas jį aplink kobrus stovi ir visos va taip, su tokiom galvom, va taip stovi, aplink. Tik pajudėk, jinai jų kirs iš kartau. Nejudi, stovi ir jos, a ne taip. Va taip yra. Mums gera sakyti tai, kad Lietuvoje prezidentų yra būt sunku iš tikrųjų. Čia yra labai didelė rizika eiti prezidentu, bet taip jam ištiko, jam taip norėjosi, bet taip matai. Nieko neišeina, visi jį ten kažkom vadina, man jau pavyzdžiui gaila, jis nieko ir negali padaryti iš tikrųjų. Nes yra kažkur tai tokios jėgos ir tu nieko nepakeisi, nes tu neįėjęs į jo kailį. Ir tu nieko negali, o prezidentas atrodo visą pasaulį gali apversti aukštyn kojom. Nesąmonė, ne. Ir va taip, ypač dabar, ypač tie laikai, kaip atėjo ta pandemija, o jinai 40 metų jau buvo sugalvota senai prieš mūsų įeinant. Ir jam čia viskas tas tenka, turi, visai matosi, jis to nenori, bet turi kalbėti, turi daryti ir tu nieko nepadarysi, vaikeli. Gerai, lietuvių prezidentas, daleiskim, nieko negali, ne? Taip. O amerikonų tai galigi? Pavyzdžiui, prasideda, O koks yra amerikonų prezidentas? Dabar tas... Jisai tik skaitosi, taip ir likęs prezidentas yra tas Trumpas iš tikrųjų. Gerai, bet Trumpas. Jis likęs Boba komandavoje tokia iš indėnų kilus, tokių snukių ilgų, kad aš jos net nežinau nei vardo, tik žinau ją visų ją komandom didžiausiam tokia Boba ten yra. O tas, tas prezidentas stovi ir užmiršta, ligonis kažkoks. Tai faktiškai galvokim, nesvarbu, kad mes matome čia faktiškai išrinktą kažką. Bet vis tiek eina viskas pagal Trumpą daug, visi pasisukė. Ašgi akivaizdžiai matau didžiausios jėgos, kariuomenės, viskas pasisukė į tą. O kodėl tai ištiko? Todėl, kad jisai buvo gąsdinamas labai, Trumpas.
Jis būtų viską laimėjęs, nes buvo gąsdinamas. Nu, kas taip atsitiko 6, reiškia, jisai turėjo palikti viską, jis buvo išgąsdintas žmogus, viskas buvo, juk vienas visada tave išgąsdins, kažką padarys, šeimai tavo, kažką tai vis tiek sugebama. Ir jam tuo momentu teko, bet jisai vis tiek organizuoja, jisai turi, tas Trumpas, labai didelių įrodymų, bet kol kas negali jis jų pateikti, juk jis irgi grynas gyvatė, jis yra labai gudrus, antiek gudrus, gudragalvis. Nebereikalo jis toks didelis yra verslininkas stiprus. Be galvos tu tokių verslininkų nebūsi. Tai jisai yra stiprus verslininkas, gudragalvis reiškia. Ir jisai, tas žmogus, laukia momento. Nes jis žinojo, kad jam pinklės visada bus. Jis jau tam ruošiasi. Tam ruošiasi kaip koksai ekstrasensas, žinok, Trumpas. Kaip jis čia įsilaikė, čia yra stebuklai su demokratu, bet šitaip įsilaikyti. Bet ką, pašyko kotletą, pusę juodą, pusę rudą žmogų tokį keistą ligonį. Nors taip. Bet čia juokina, čia juokinga visiems. Visiems tas, kas turi makofelį, visiems juokinga į tai žiūrėti. O jeigu juokinga žiūrėti, reiškia neilgai tai bus. Gerai, bet jeigu istorijoje arba likime parašyta, tai kam tada tos priesaikos visokios? Ai, čia priesaikos yra kaip karaliai, nuo senovinių laikų paėmė kažkokios žemiškus tos dalykus, įpratimas toksai yra ir tu turi padėti leteną, čia jau ne ranka, nes melagė leteną ant kažkokios knygos pizdėlinti, o ne tikrai širdies daryti tai. Visur ir Lietuvoje, kur nori, pizdėlinimas, padėta tą leteną, reiškia, bus tas, aš gražinsiu, aš darysiu. Čia pripratimas nuo pat pradžių, nes visi dėjo tą ranką kažkur tai. Nu gerai, bet jeigu pasaulį valdo 4 seniai, o Amerika valdo pasaulį, vadinasi, seniai valdo Ameriką. Seniai ne tik Ameriką valdo, visą pasaulį tie seniai. Ir kodėl tik 5-4 seniai? Yra visko ten daug, bet viskas išmėtyta po visą pasaulį. O ne yra vieni tai ten, senai jau jie nevaldytų tokių dalykų, juk nedurniai žmonės yra. Yra viskas išmėtyta, kur jėga stipresnė stop jau, o viską tai jie valdo, o kažkas jau tu daugiau kažkur tai stop nenueisi, daugiau eisi, tave atsikratom. Tai vat šitaip ir yra, o tie tai tikrai nedaug seniai valdo, jie nuo senovinių labai laikų, labai kaip genetika, kaip vienas kitam perduodami. Tikrai Amerikoje, jeigu prezidentą renka, jie vis skaitė tą dalyką, aišku, yra dar 3 akmenai kažkokie ten, 8, atrodo, 8 tie, kaip kalbom, viskas aprašyta, bet nelabai panašu. Iš tikrųjų, kas parašyta tom padvalė, ar 12 metrų, ar 15 tenais, kur jie laikosi. Tie aukšti, tie jau, kur vadovauja žemei. Tai yra parašyta viskas nuo pat prasidėjimo žemės ir kaip baigsis žemėje. Čia viskas. Tai todėl kiekvienam prezidentam yra, kada išrenka prezidentą, tam Amerikai uždedamos ant raiščiai ir juos veža ten, kad niekas nežinotų, kur jie ir kaip. Jie yra nuleidžiami į tą apačią, susipažinti, ten tokia lyg ant aukso kažko tai senovinių laikų parašyta ir pagal tai jie turi valdyti, matyti pagal tą visą laiką 4 metų, ką maždaug daryti. Va.
Nežinau, ką matė Trumpas, jeigu imsime. Aišku, tas matė Jočkis, kaip jisai Obama, tai jisai galėjo žiūrėti knygą ir matyti tik špygą, nes jis nevaldė taip. O Trumpas gal kažką ir matė, visai ne taip matė, kur ant 3 akmenų parašyta, kad bus taip, tas 8 kalbos, visai šiek tiek kitaip. Panašumo daug, bet iki pat galo. Kodėl labai bijo badadvasystės? Todėl, kad yra žemė, gali būti ateiti į troškulį vienoj pusėje, kitoj pusėje į didelį badavimą, išsinaikinimą. Va tokiu būdu ši žemė. Todėl ir gyvuliai krenta, ten žvėris krenta, vat tokia situacija jie žino. Todėl jie ir sugalvoja, kodėl yra daug kas duoda gydytojai, kad nepastotų nėštumą tų cheminių tablečių kažkokių moteriškim. Ir jos paskiau prigimdo tų, tokių žmonių, kurie gimė mergaitė, nuo 15 jau berniukas, va tokie žmonės. Čia yra labai didelė paslaptis ir tikrai tai yra daroma. Ir gydytojai išrašo, kad nepastojimą, mergos perka ten, paskiau niekaip negali tų vaikų, pagimdyti jau. Daug problemų, tai vėžio kažkokius įeina tuos ant kaklelio, visokie pjaustojom, visokie dalykai, karoči. Tai va, tai yra tam. Ir kam yra 2 moteris ir 2 vyrai, labai paranku. Nes jeigu mes mažiau gimsime ir mažiau bus lytiškai, va tų visokių dalykų, reiškia, mes ilgiau kažkaip išgyvensime toj žemėj, ilgiau įsilaikysime. Ir kažkas ten panašiai yra parašyta tose, ne ten, kur tos tie 3 akmenys stovi Kaimajopi kažkokiam, bet tenais. Ir nuo to tie globalistai kažko daro su tuo pasinaikinimu vis to pasaulio. Labiausiai bijo dėl vaikų. Kodėl mes nenori niekas mokytų vaikų? Juk atsimeni, kokie buvo mokslai vaikams. Tokie, kur mums dabar ni hrina nesuprasti, kaip vaikus stipriai mokė. O dabar jau nereikia tų mokslų, nereikia nieko, gal tu įsigimė genijum dideliu, gal kažkom, tu nereikalingas. Kas per nuotolinių būdų dabar išmokė žmogų, pasakyk. Neišmokindavo pusę vaikų mokytoje, ten dėstytojai dabar išmokys nuotolinių būdų. Nebus to. Dėl kažkokių paskatų čia viskas tai vyksta. Tai va, ir todėl, reiškia, aišku, kaip su tais Amerikos prezidentais, jiem tik leidžiama ten kažkur paskaityti, o žinoti, kur gyvenama ir tai panašiai tikrai negalim. Buvo labai stiprus vienas prezidentas, toksai Kenedis, turėjo 2 vaikus liktai, tokia moteris, matau, simpatiška. Iš tikrųjų, jau reikėjo jį nugalabyti, už tai, kai jisai daug norėjo perdaryti toje Amerikos. Skaitė prezidentas, jis turi teisę viską perdaryti, bet matai, jam nepavyko. Aišku, jis nežuvo, iš tikrųjų, jį ten kažkas išgelbė, bet jam niekad jau 90 metų, ką jau ten. Bet jis kažkokią turi didelę paslaptį. Ir kol kas jisai pasidaręs kitai veidą ten, viską jisai kažkur kol kas, kaip pasakius, sėdi, visai kitą pavardę, nieko kol kas nėra, bet Trumpas jį nori kažkaip iššokdinti ateityje į viršų, bet kol kas matyt, čia jau yra paslaptis ir čia niekaip aš to neįžvelgiu, aš tik mažutau galiu pasakyti kažką, kad atsiras tas Kenedis, atsiras ta moteris. Žiūrėk, bet man vis tiek nesueina galai, nes praeitą kartą sakei, kad Lietuva bus tik, kai pasaulis įsivaduos. O prieš tai sakė, kad dar bus labai didelis chaosas ir ilgai Lietuva 10 metų ten vargs kažkiek, ar 8. Įsivaduos Lietuva, aš vėlgi aiškinu tą patį. Aš aiškinu, kad Lietuva išsivaduos nei Seimo, nei nieko, nei Maksimų, nieko neliks. Ašgi apie tai pasakoju, bus chaosas.
Bet dabar kol kas pasaulis nori įsinaikinti, išeiti iš pandemijų, iš visų tų nesąmonių, dirbtinų dalykų. Nu. Tai todėl pasaulis kils dar kol kas. Bet lyg tai 24 metais, nes kad Trumpas jau labai stipriai tada vėl iššokti gali, kad bus paskutinis prezidentas, aš taip pasakojau. Ir jisai reiškia, kada bus, užšoks jau tie, nes jis nepastatys kažkokios ten sienos ar kažko tai, kur per kažkur tai iššoks labai daug lavina tiesiog juočkių, kurių jau vežė su visokiais laivais dėl biznių, dėl spekulacijos, savo prisivežė baltieji. O juodukai, kur bebuvę, tai ne juodukai, kaštoniniai, jie visur gimdo, kad tik kuo daugiau būtų didelė jų masė. Po 5, po 7, po 9, net yra tų vaikų. Patys palapiniai gyvena ir vis dar gimdo. Gyvendami palapiniai visokios, jie visur prisitaiko, nes jie žino, kad reikia užkariauti žemę. Juoduliai tie gražuoliai, šokoladiniai, reiškia žmonės. Ir tie, kaip sakoma, Bangladešas jų buvo kažkada, bet jisai labai buvo su globolistais. Aš nežinau, kodėl jį nužudė, bet jis tai draugas buvo globolistų, nežinau. Gal ir Hitlerį todėl žudė, bet nenužudė, o blizniecą kokį dvynį nužudė, nežinia. Bet jis tikrai buvo džihadistai, buvo visą laiką finansuojami, visai buvo draugas iš tikrųjų tų. Ten visokie reiškia. Ir todėl pagal visas vizijas reiškia, labai nuo kalnų, nuo daug kur eina tie lavina, kaip skrūsdėlės pažymėt, kaip kas, kaip tarakonai, labai eina tie šokoladiniai. Ir viskas eina grinai per Ameriką, matau. O Trumpas tada bus tikru, vėl, nors jis ir yra prezidentas, bet bus jau prezidentu tada. Ir tada jau bus paskutinis prezidentas. Labai ilgai Amerikoje gyvos tie. Tik Rusija su Kinija ateitį. Aišku, Rusija jau labai žydės, nebus nei Putino, nei jokio. Sunaikins Amerikoje, viską pastatys į savo vietas. O mes, mes, kada neliks vakarų, tai iš ko mums gyventi, tu pasakyk. Gerai, kad nepardavėm krantinės dar. Tai per ją kažkur nuvažiuosim, gal su valtim, gal su laivėliais, juk racionalilus yra lietuvis ras, su kom, kažkur tai kažko prisipirks, ar pasikeis, kitaip tariant, ir darys kažkokį mūsų išgyvenimą. Aišku, labai matau didelį siaubą miestuose, nes, žinai, nėra miestuose jau tau pragyvenimo, kaip kaimuose. Kodėl norėjau labai sunaikinti kaimus, kad neliktų kaimų, tada laikinti miestą ir taip toliau. Kada kaimų neliks, reiškia, nebus iš ko, kada jau bus naikinama, jau miestai reiškia gyventi jau žmogui. O ačiū Dievui, kad taip neištiko, liks kaimiečiai, vėl mandrus, jau alkoholio nespringsta, kaip dabar springsta visus snukiais. Aišku, yra ir gerų žmonių, bet labai nusigeria tie kaimai jų. Ir tada visai kitai bus, ir jie daug į miestą, ir jiem išgyvenimas gerai, ir miestui bus, bet daug miesčionių bus labai darbštų žmonės, su žemėm, su kažkuo tai veš, kažkur tai ryžių sodins, viską, kad daug, kad išgyventi. Kiekvienas miestas tai darys, ir Vilnius, buržuikės bus, nebebus jau tų, žinai, tavo tų radiatorių, viskas kitaip, sugalvos viską žmogus lietuvis. Bet labai ir jais didelė draugystė, nes tik tada lietuviai išmokysi, kada jau tikrą matą, pamato tikrą realybę. Per makaulę gaus ir, reiškia, visai kitaip žiūrės. Aha, tai vadinasi, kai sakai, kad pagerėjimas, tai dėl pandemijos bus pagerėjimas. Dėl pandemijos, šioks toks tik.
Bet visi bus suskiepyti, o kai suskiepyti ir vėl skiepo reikės naujo. Aš dabar dar vėlgi sakau, skiepų jau nebus, tu vėl kiši tą skiepą. Jau kiek jis susiskiepijo tiek, kiek jis dar susiskiepys ir jau pasaulis kils, juk įrodys pasaulis, kad čia buvo genocidas. Jau įrodinėja mokslininkai visokie, kad buvo klaida padaryta. Tų vakcinų, tų robotukai turėjo naikinti tie virusus. O jie naikins virusus taip ir klaida buvo padaryta, kad naikina ir tą, ką Dievas mums dovanojo, kaip jį vadinasi, mūsų jėga, sila, imuninė. Jo. Imuninė, o paskiau jau jie vis tiek turės viską naikinti. Čia buvo padaryta klaida didelė ir daug mokslininkų tai žino. O kiti sėdi prie televizorių, kas nes visi tą žino, jaučia, o kas sėdi prie televizorių zubus išvertę, jie tik tai, tiek mirė, tiek dar serga. Tai serga tie, kurie jie neserga, jie atvažiuoja iš užsienio, iš kažkur ir sėdi 10 dienų sveiki ant tos ir viską suskaičiuoja ir visis už tų galvų. Tiek mirė, tiek miršta ir va tą viską daro paniką, o patys atsistotų, nors dieną pastovėtų prie lango, ar yra tų greitųjų, tai eitų tos greitusios, gaudytų ir gaudytų tos. Patys nueitų, pažiūrėtų laidotuvėse biure, ar yra tų tokių mirčių. Patys nueitų į tą laidojimą tą visą. Niekur 1-2 gulės, kaip visada žmonės. To nesupranta, tik per tą televizorių informaciją. COVID-19 situacija Lietuvoje negerėja, 1585 nauji koronaviruso atvejai. Nuo COVID-19 mirė dar 15 žmonių. Panika. Baiminami žmonės, baiminami. Daug daktarų pasakoja, kad 6 paprasčiausia, daug lengvesnė už gripo liga yra korona. 6 dienų liga tokia, kaip ir apsisnapimai, kaip ir sloga panašiai. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami. Korona, kai aš išgirstu tą koroną, man net bloga pasidaro, man visą kratausi, tu jau nebevaikštau į Maksimas, ten, kur kalba, aš esu gydytojas toks ir toks. Aš tenais matau, kaip miršta žmonės, matau, viską matau. Davai petį į petį, kad už laisvę vėl eitumėm. Juk jei to nėra, žinai, kaip piktis. Mečiau tos visas Maksimas, einu į mažas parduotuvės. Bet tu sakai, gaila prezidento, tai už ką jo gailėti, jeigu jūs galabija žmonės dabar su savo pečiu tuo laisvė? Aš dabar vėlgi pasakau, lietuviška kalba. Kalbu nori, rusiškai dar kalbėsiu, nes kitokių nemoku kalbų. Kad jisai stovi, nors biški pajudės, iškart jam kirs. Ir ką jis turi, ką tu darytum dabar? Pasakyk jo vietoj. Tai va taip yra su prezidentu, jis turi viską daryti. Yra tokios jėgos, dar kol kas tos jėgos yra, tau jis sako, tu darai. O tai viską sužinosim ir apie prezidentą. Viskas gali būti čia apgaulė. Ir jisai nekaltas gali būti. Jis nori, kad šeima, kad vaikai jo gyventų. Tu ir nori, kad tavo vaikai gyventų. Viską mes mokam prigazdinti vienas kitą. Mes viską mokam ir va tu niekur nepajudėsi, mielas draugė. O kai jis būtų dabar, kur dirbo, jam geriau buvo dirbti ten, kur jis buvo finansistas ar kas ten toks, negu tas su prezidentas. Tai jau po jis tušau. Jisai neįlipo ir turi stovėti, laukti, kol toliau kažkas tai bus.
Ir čia jį kaltinti mes visi galim viską, bet nei vienas prezidentas Lietuvoje geras niekada jau, jeigu tas viskas eina pagal sistemą, o sistema yra 13 galvis Slibinas, kur viską apnikęs, aš tau apsukęs. Ir tu nieko, kol ta sistema bus, tu nepašokinėsi. Va. Ir ar tu premjeras būk, ar tu būkum nori, vis tiek tu prieš sistemą nenušoksi. Tai va aš ir aiškinu, kad 13 galvis Slibinas dabar rudenį pradės tokią ugnim spjaudyti Lietuvoje, o tu sakai, nebus nugalabytas. Aš vėlgi tau nesakau, kad apie rudenį nieko. Aš tik kalbu. Kad kada visas pasaulis vis tiek juk Slibinai buvo ir nugalėti netgi vieno žmogaus pagal pasakas, o mes turime tikėti pasakom už tai, kad pasakas mes patys iš kažkur tai sukūrėm pagal tą mūsų žemės gyvenimą. Turim tikėti pasakom ir čia. O mes tokia vidutinė, vidutinis tas žmogus, tiek mūsų daug, o čia vienas kažkada iš pasakos visas šmakšt, toks mažytis, šmakšt, viską pagal Dievą. Šito žemėje yra labai daug stebuklų. Tik paprasčiausiai mes stebuklais netikime, mes užaugom, pasakų čia nėra, kalbame, tai taip ir gyvename, kaip ir tu va, sakai, tai va, ten tiek tai galvų apjuose, o rudenį juk spjaudysis. Ką tu žinai, kas ryt bus? Nu pasakyk, kad tu žinai rytojaus dieną. Aš tai žinau, kad skiepys visus kaip pasiūtė, o tie kaip mekėjais vėl toliau dar labiau. Tai... Aš mataugi, kaip daug kas dar nepasiskiepijo, bet visi tikrai nesuspės visi eiti. Ir už tai, kad dabar tas maršas šiek tiek gal, bet nedaug tas maršas kažką duos. Bet ateity jisai nors biški kažką duos. O ateity kada, nes Lietuva maža šalis, tikrai maža labai. Jinai mūsų, kadangi visi išvažiavę, buvo mes 3,5 milijonai, dabar tapome 1 milijoną žmonių su šiek tiek. Tiek, ką mes ta maža prieš globalistus, su visa mūsų valdžia, kuri irgi nekalta, jie komandavo, jie turi, gali dabar tu man pasakyk padaryti. Nieko. Tai va, todėl ir yra, kad stos visas pasaulis, nes tik jėga. Ir tada ir Lietuva pabus, o tada aš tau ir pasakoju, bet tikrai tai bus ne rudenį. Patikėk manim. Tai gali būti viskas, daugiausiai rugpjūčio mėnesį, toliau nėra, kad vis tiek jau einame kitą vagą, nebūna to ansnukių trečios, tos bangos jau nebematau. Nieko jau nebematau, visi dirba, sukasi, visi linksmi, bet vėlgi, juk ateina dar kaštoniniai ar kaip jie šokoladiniai, vėl toliau, vėl. Aš tik džiaugiuosi, ačiū Dievui, kad Lietuvoje gyvenu, kad nebus to baisaus dalyko, skerdimo, žudimo, kas laukiama visų vakarų. Vat aš tuom džiaugiuosi. Griaušime, juk yra ką, įsikasime visokiausius šaknis, ką nors vis tiek išgyvensim. O paskiau neskanios bus to šaknis, viskas makaulės kitaip dirbs, kad biški skaniau į tą kakarinę įkišti. Tai va, kitaip dirbs jau makaulės ir tada jau mes ir duonos kažko daugiau turėsim, ir ant duonos kažką patepsim, ir dar kažką užsidėsim ant duonos ir jau po biški 11 metų, gal 5 labai bus sunkus Lietuvai metai, bet už tai mes išliksim, mes turėsim vėl savo žemės, savo miškus, savo viską, ką turėjome. Ir tada tik klestės tie žmonės, kurie liks. O kiek bus darbų, o kiek žmonių išeis dar per 4 metus iš gyvenimo žiauriai daug, pametę daug ir bus viską. Juk tie skiepai irgi nežinia taip greit padaryti, ką jie duos ateičiai.
Juk nežinia, o čia jų valia, kiekvieno valia. Pavyzdžiui, aš jais netikiu, bet daug jais tiki. Ir ką aš turiu savo nuomonę jiem primesti, negaliu aš to primesti. Jie kiekvienas mes vadinti kitaip. Nu, aš taip tikiu, tu taip tiki. Nu ir mes teisingi savo nuomonį, mes turim įsitikinimą. Ir tu gali ką nori daryti. Aš savo įsitikinimą tau neužkelsiu. Tu man neužkelsi savo įsitikinimą. Taip pat yra ir dėl kaukių, ir dėl skiepų. Ir nieko nepakeisi. Lauksim, kas bus. Ateiti, ar jos teisingos, ar mes rudenį spjaudysis tas tavo slibinas. Nu, tą viską parodys likimas. Taip.